Tais senais baisiais laikais, kai jūsų dar nebuvo, o mes buvom jauni ir sėdėdavom ant grindų, ir kai nebuvo jokių Maksimų prekybos centrų, tai paprastai močiutės ir mamos žiemą pastatydavo ant langų daug stiklainiukų ir ten būdavo įkišti svogūnai ir išleisdavo laiškus žalius. Ir aš atsimenu, kokie tie žali laiškai iš jų salotytės pirmos parytos būdavo nuostabiai skanios, savo rankom sukurtos. Paskui staiga, gegužės mėnesį atsirasdavo pirmosios braškės tikros. Tai būdavo kažkas neišpasakyto. Dabar, kai gali nueiti ir to mėšlo bet kurio metu nusipirkti hidroponikos būdu išauginto, jis tiesiog neturi skonio, ar ne, paprasčiausiai. Ir dar tokia viena metafora. Va čia, manau, viena profesorė, kuri kažkaip iš Amerikos grįžo į Lietuvą. Tai kai man teko būti Amerikoje, mano šeimos nariai, kurie ten gyvena, jau net nemoka lietuviškai, italai, airiai ir kas tik nori. Man viena Mesrūtai Borūdin sako, duok savo batus. Sakau, kamgi, net Abraomas Linkolnas pats batus valydavosi. Sako, ne, mes jų, mielasis, nevalysim, mes juos tik pašildysim. Ir žiūriu, kad stovi, tada dar mes tokių technikos stebuklų nematėm, tai buvo seniai, stovi prie durų batai, tėčio, mamos, senelės ir kaimynų, ir šuniuko, ir visur tokius kištukus tos batus šildo. Aš sakau, tai ką jūs norit, kad aš kojas nušalčiau? Sako, kaip, tai priešingai. Sakau, labai paprastas dalykas. Aš dabar čia pasinaudosiu šitų šildymų visą rudenį, grįšiu į Lietuvą, pas mus tokių aparačiukų nėra, mano koja atpras gaminti šilumą pati, išeisiu pirmą dieną į Pusnis Kauno ar kokias kitas ir nušalsiu kojas. Tai vat aš noriu šito metaforom pasakyti jums, kad kuo daugiau mes deleguojam savo kūrybiškumo ir savo funkcijų atlikimo, taip kaip Lietuva Europos Sąjungai, naujausiom technologijom, tuo labiau mes prarandam gebėjimo kurti patys. Visa vakarų civilizacija yra kaip narkomanas pasodinta ant neorganinės energijos smaigalio. Tai yra ant dujų, ant naftos ir užtenka kokiam New Yorkui netekti 15 minučių elektros ir gyvenimas yra paralyžiuotas. Ir vat Europos Sąjunga paskelbė, kad jinai nepirks embargą naftą iš Irano nuo 1 gegužės, o ajatolos parodė špygą ir jau dabar Anglija ir Prancūzijai neteikia, o Italijai jau trūksta dujų taip pat rusiškų. Taip sakant, mes visiškai kuo toliau, tuo labiau priklausom nuo neorganinės energijos. O mes esam padarai sutverti, paremti organinę energiją. Ir va ta mūsų organinė energija ir yra variklis mūsų kūrybiškumo. Ir jokie mechanizmai, jokie procesoriai, joks virtualumas paremtas neorganinė energija negali žmogiškai būtybei, kuri gyvena organinė energija, suteikti tai, kas vadinasi išsipildymu arba pasitenkinimu, arba kas jau liaudyje vadinama laime. Žodžiu, jūs turbūt pastebėjote, kad kai prasidėjo krizė, tai pirmieji pradėjo kartis ir po traukiniai šokinėti, neskurdžiai, bet milijonieriai, ar ne? Taip sakant, pasirodė, kad jiems yra sunkiausia, jie yra nelaimingiausi. Nu ir turbūt toks pavyzdukas, visi tokį vyruką Don Juaną, žinot ir prisimenat, ar ne? Kuris turbūt turėjo moterų, apturėjo daugiau negu čia visi vyrai yra sudėjus kartu, kiek jų turėjo ir padauginus iš 1000, bet pasitenkinimo jis nepasiekė niekada. Nes jis tik vartojo. Taigi mes esam konsumieriai, mes esam vartotojų visuomenės nariai, mes vartojam ir mus vartoja kiekvieną dieną ir vis daugiau ir daugiau, bet kaip sakydavo mano močiutė, paprasta moteris, akys marios, pilvas tabakierka, ar ne? Ateini į kokį nors balių ir labai būni alkanas. Ir tiek visokių įmantrių patiekalų. Ir šoki čia prisikiši kokio nors šalto, kokį kotletuką, o paskui Dieve atneša iškimštą fazaną. O tu jau negali nieko padaryti. Kaip yra sakęs labai gerai mano kolega Lenkų režisierius Kieslowskis,
materialinį žmogaus troškimą patenkinti nėra sudėtinga. Jis neauga geometrinė progresija. Sakykim, beveik niekas iš esančių nenorėtų turėti jachtos. Todėl, kad su jie be galo daug vargo. Nekalbant jau apie mokesčius, kad ją reikia visą laiką ten lakuoti, kamšyti, dažyti, visokiais džiuzvestais, mokytis, visko. Tai yra jau ne prabanga, o našta didžiulė. Į ką aš kreipiu? Aš kreipiu labai paprastą dalyką, kad mes dabar visi gyvenam tokioj beprotiškoj visuomenėj ir valstybėj, kur atrodo mes visiškai pamiršę tą sandą būti. Mes norim tik turėti viską, ar ne? Bet tai yra tiesiog beprotiškai kvaila, nes visko turėti yra neįmanoma. Gyvenimas per trumpas ir mes gaunamės kaip ta Gogolio tokia karobočka, lietuviškai tariant dėžutė, kuri renka visokią dvėselieną, kuri iš pradžių būna šviežiena, bet antrą dieną tampa dvėseliena ir pati pūva ant tos dvėselienos atsisėdus. Tai vat, norėčiau pasakyti, kad toks yra mūsų daugmaž priimtas visuomenė gyvenimo įvaizdis. Kuo daugiau iš visur, arba kaip Anderseno toj pasakoj, tas kurmis, ar ne, kur visko ten tempė. Ir mano šeimoje yra labai įdomus toks mitas. Buvo mano du proproseneliai 19 amžiaus viduryje. Ir vienas iš jų susiruošė pėsčias į Jeruzalę, aplankyti šventų vietų. Jis nuėjo ir sugrįžo po kokių 3 ar 4 metų, visas išvargęs, apiplyšęs į Dzūkijos kaimą, tik su palmės šaka iš Jeruzalės. O jo brolis, ūkininkas, lietuvaitis, protingasis, turtingasis, sako, durniau, einam į Svirną, pažiūrėk. Ir ten reiškia viena statinė, antra statinė, sako, žiūrėk, čia šių metų sviestas, čia praeitų metų sviestas, čia už praeitų metų sviestas, čia tų metų sviestas, kaip tu išėjai. Kokia to sviesto kondicija patys suprantat, ar ne, ir koks nuo jo kvapas kyla. Taip sakant, du požiūriai, kaip galima leisti savo gyvenimą. Ar eiti į Jeruzalę ir grįžti su palmės šaka, ar kaupti tą sviestą, kuris supūva ir kurio tu niekam neduosi, niekur neužtepsi niekam. Taigi, ir dar Osipo Mandelštamo, gal jums žinomo, gal nežinomo poeto šiais laikais, kuris drįso parašyti 300 metų pradžioj ciklą eilėraščių apie Staliną kaip apie Bilką plėšrų ir kuris po to praleido visą gyvenimą tremtyse ir buvo žiauriai nužudytas. Žmona vieną kartą sėdint eilinį kartą kažkokiam baisiam bendrabūtį, net nestudentiškam, kažkokiam proftechniškam Voroneže tremtin, geležinės tavos paklausė, Ose, tai ar mes būsim kada laimingi? Ir jis atsakė, laimingi? Aš nežinau tokio būdvardžio. Aš žinau, kūrybingi, gražūs, nuostabūs, išmintingi, seksualūs ir visi pasaulio būdvardžiai kokie yra, kokiais mes turėtumėm būti. O tada gal jau kažkas atsitinka, kad atsiranda tai, ką aš vadinčiau nelaimę, bet pilnatvę arba išsipildymu žmogiškuoju, į kurį kviečia budizmas, į kurį vis dėlto daugybė protingų žmonių ėjo ir paskui save vedė tuos, kurie norėjo ne tik turėti, bet ir būti, arba netgi labiau būti negu turėti, ne, nuo Eriko Fromo. Taigi, aš noriu pasakyti, kad pilnatvės, išsipildymo arba laimės jausmą žmogiškai būtybė, kokie mes esam, sukelia tik tai vienas veiksmas, o būtent kūryba, kūrybiškumas. Kai mes kūriam, nes jeigu mes sakom, kad žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, nesvarbu visiškai, ar mes tikintis ar netikintis, ar ne? Mano tėtis buvo fiziologijos profesorius, rašė vadovėlius, aš esu su žmogaus fiziologija labai susipažinęs. Galim pasakyti apie kiekvieną iš mūsų, kad mes esam gyvuliukas, ar ne? Kiekvienas mes gyvenam instinktais, dauginimusi, reiškia maitinimas, vis turim visus tos pačius instinktus, bet mes turim tai, ko neturi gyvūnai. Mes turim aukštesnę nervinę veiklą, netgi fiziologiškai. Ir
bet ta aukštesnioji nervinė veikla mums įgalina daryti begalę dalykų, kurie nėra būtini tik mūsų išlikimui. Nes faktiškai gyvuliai daro tik tai, kas yra būtina jų išlikimui. Žmogui duota dėka tos aukštesniosios nervinės veiklos kūryba, kūrybiškumas. Vienintelis tikras kūrėjas visose mitologijose yra aukščiausias. Tas, kuris sukūrė. Ir jeigu mes esam vis dėlto žvėrys, nes Leonardas da Vinčis yra puikiai pasakęs, kad taip, visų žvėrių karalius yra žmogus, nes jo žvėriškumas yra pats didžiausias, žiauresnio žvėries už Homo sapiens nėra, nebuvo ir nebus. Tai iš kitos pusės mes turim tokią ikoną labai įdomią, kas buvo visų, kurio yra mūsų civilizacijoje sukoncentruotos visos aukščiausių žmogaus galimybių visose veiklos sferose matas. Tai sakykim, tai yra pats geriausias visų laikų sportininkas, geresnių nebus iki olimpiadų, nes jis gali vandeniu pereiti ežerą. Tai yra pats geriausias verslininkas visų laikų, nes jis su keliais kepaliukais gali mines pašerti. Tai yra pats geriausias oratorius, nes jis gali patraukti pagal save visus kitus. Tai yra pats seksualiausias, nes jį pamilsta ne tik Marija Magdalena, bet ir Judas, kaip žinia, iš to ir kyla išdavystės, pagal naujausias teorijas ir masė kitų aspektų. Kaip sakant, aš noriu pasakyti, kad šalia mūsų tos gyvuliškos, žvėriškos prigimties, kad aš sakau, žmogus tai skamba pavojingai priešingai, nes mes iš mūsų nežinom, kada mes galim smokt supykę kam nors, įvykdyti ir žmogžudystę, ir tyčia, ir netyčia, ir apgalvotą, ir išduoti, ir parduoti, ir panašiai. Iš kitos pusės mes nežinom, kada mes galime įvykdyti žygdarbį, išgelbėti vaiką, paaukoti, atiduoti kraują, gyvybę, už pirmą sutiktą visko. Bet mums yra duota šita paradigma tų žmogiškų aukščiausių galimybių kūrimo įvairiuose aspektuose žmogaus veiklos. Ir vat mes galim rinktis, reiškia. Jeigu mes kabam toje erdvėje, kuri mūsų prigimtis traukia visą laiką į tą pelkę mūsų pasąmonės, ar ne? Grimsti, būti, nešti, kaip tai voveriai į tą savo lizdą, kur viską pamiršta, kas suneša, ar ne? Kuo daugiau turėti, apriepti visom prasmėm. Lygiai taip pat mes galim orientuotis į kūrybą, į vertikalę, į aukštį, būti kūrėjo atspindžiu. Tapti, įgyti dieviškosios prigimties. Dieviškoji prigimtis įgyjama per kūrybą, per kūrybiškumą. Visiškai nesvarbu, ar tu rašai knygą, ar tu kepi pyragą, ar tu mezgi megztinį, ar tu auklėji vaiką, bet tu į šį pasaulį atneši tai, ko dar jame nebuvo. Tu negromulioji tai, kas jau yra. Tu nenaikini, tu nevartoji, bet tu jį praturtini. Pasakysiu, man nemalonu, bet labai šiuolaikišką žodį, kažkokiu produktu. Visiškai nesvarbu, ar kulinariniu, ar intelektiniu, dvasiniu, materialiu, bet tu tuo metu esi nedidelis kūrėjas. Ir tos akimirkos, kai tu tai darai, suteikia žmogui patį aukščiausią išsipildymą ir pilnatvės jausmą. Jutimą, kad tu pranoksti pats save, kad tu peržengi savo ribas, vadinamo žvaigždžių akimirkos. Mes visi puikiai žinom. Kai parašai kažkokį referatą, eilėraštį, kai kažkokią programą sukuri, kai kažką tokio padarai, tau akis žiba, tau vis atrodo, kad niekas kitas to nepadarė, nors gal tai yra taip jau pažiūrėjus, objektyviai vertinus, nėra taip jau labai didelis pasiekimas, bet tavo visa esybė suvirpa, nes tu tikrai tą akimirką atsiplėšiai nuo tos traukos savo prigimties, instinktų, tu juos nugalėjai, tu sukūrėjai. Tu paleidai, kad ir mažutę žvaigždę uždegi. Nesvarbu, kaip ir ką tu padarėjai. Tai vat aš norėčiau, kad mes suvoktumėm šitą ir suprastumėm dalyką, kad kiek mes ko beturėtumėm, aišku, aš nesu už skurdą, aš pats naudoju visom technologijom, moderniam jų reikia. Bet reikia suprasti, kad viskas, ką galima paliesti, paimti, suvalgyti, iškakoti, išmesti, yra tik priemonė. Tai nėra tikslas. Pas mus viskas pastatyta dėja arklys prieš vežimą. O tai yra priemonė pilnaverčiam gyvenimui.
Aš nežinau, kaip jūs susirinkot, kadangi šie filologai, specialybė nelabai apmokama, bet kai aš paskaičiau po švelniai tariant, ar ne? O ne švelniai tariant kitaip, bet kai aš paskaičiau eilinį kartą apžvalgą stojamųjų, aš ir pats stojamųjų komisijoje būnu įvairiuose miestuose ir šįmet turbūt jūsų universitete būsiu, jeigu bus vaidyba, atrodo čia naujas dalykas, tai mane labai apstulbino, kad vargšai abigalviai abiturientai visos Lietuvos, reiškia, užkrėsti ne liberalizmu, bet libertarizmu, sakykim taip, renkasi tėvų, mokytojų, nežinau, kieno ten profesijas, kurios atseit yra geriausiai apmokamos. Norisi pasakyti, vaikeliai, durniukai, jūs durniukai. Aš per savo gyvenimą jau 6 kart mačiau, kaip labiausiai apmokamos profesijos, į kurias visi veržėsi, tapo labiausiai neapmokamom, nepaklausiom, reiškia. Ir kaip tie, kurie bėgo paskui tą, reiškia, labai litą, ar rublį, ar dolerį, jie liko prie suskilusios geldos. Ir aš mačiau stebuklus, visai priešingus. Sakykim, Šiaulių ligoninė. Man apšiurus tokie, ne apšiurus, bet man tenka dirbti po visą Lietuvą ir man kartą reikėjo koją šildyti. Ir aš nuėjau tą Šiaulių ligoninę, kažkokiais koridoriais, fizioterapijos kabinetas. Ir visas sienos apsilūpusios kažkur, kaip sako, ten pasvelnę užpečkį. Ir girdžiu didžiausią alasą. Linksma, aš taip, kas ten vyksta, nežinau. Man iš karto sesutė pribėga, labas, kas jums, koja, gerai, sėskit, aš atsisėdau, sako, tai ką, dabar taip sėdėsit kaip kelmas? Sako, tai ką man daryt? Sako, taigi matot, ponia ausį šildo, ką negalit palaikyti, jei aparato prie ausies? Aš paėmiau tą aparatą, taip nedrąsiai, ponia sako, ačiū. Ir mes staiga užsimezgė pokalbis. Aš apsidairau, žiūriu, kad čia visi taip sujungti į tinklą tokiais saitais, reiškia. Ir aš žiūriu, kad ta sesutė prie kažko pribėgo su knyga, iš kažko paėmė diską, kažkam nunešė sėklų, kažkam kažkokių iškarpų. Toks klubas vyksta. Didžiulis ir kad laukia eilė, kuriems visai šildytis nereikia, kurie sveiki. Jie nori pabūti tam klube. Jie paskui atėjo visi mano premjerą, vienu žodžiu. Ir daugelį tų žmonių aš pažįstu. Į ką bedu? Į tai, kad aš paklausiau sesutės. Sakau, jums turbūt labai patinka jūsų darbas. Sako, darbas? Tai kad aš visai nedirbu, aš kaifuoju nuo ryto iki vakaro. Sako, kai aš buvau dar Mesijos mokykloje Panevėžy ir mus nuvedė į ligoninę į praktiką, aš pamačiau, kaip ten nuobodžiai sėdi, visi tiksi laikrodis. Aš supratau, kad aš noriu, kad čia viskas būtų kitaip. Ir jinai pasakė, aš nedirbu, aš kaifuoju. Ir aš savo darbo kalendorių radau lygiai tokią pačią Konfucijaus citatą, pasirodo. Tikrai neskaitė Konfucijaus. Konfucijaus labai seniai yra pasakyta, kad laimingas tas, kurio darbas yra ne prievolė, kurio darbas yra tiesiog gyvenimo būdas, buvimas tame. Laisvosios rinkos diktatūros sąlygom, kuriomis gyvenam, kur mes nesam visiškai vertinami kaip individai, kur mes esam tik tai aptarnaujantis personalas, kur mūsų laisvoji rinka visiškai liepia išbraukti savo pašaukimą. Žodžio pašaukimas nėra, tik kunigams pašaukimas galioja, o čia yra visą laiką persimokymas. Nors tu esi, aš mačiau ne vieną tikrą poetą, kuris nusižudė ar buvo nužudytas, nes jis manė, kad jis turi būti verslininku. Tas verslumas man primena žodį vislumas. Žinot, kaip triušiai, reiškia, dulkinas ir veisėsi visom pakelėm, reiškia, ar ne, kur laukuose. Atsiprašau už grubumą. Dabar visi turi būti verslininkai, per galvą verstis verslumas. O yra žmonių labai protingų, labai intelektualių, kuriems tai iš principo nepriimtina, kuris yra prieš jų prigimtį. Ir kodėl jie turėtų save žalot, kodėl jie demokratiniai visuomeniai turi būti verslus, jiems turi būti sudarytos sąlygos, kad jie galėtų užsimti kokiom nors ar bėbijaus, reiškia, eilėdaro studijom, kurios atrodo neneša jokios tokios naudos, bet jie save to realizuoja ir ką gali žinot, kam kada to reiks. Žodžiu, yra netgi įrodyta, kad BVP
kai per daug auga kai kuriuose šalyse, vienpusiškai, paskaitykite apie kokią Pietų Korėją, tai yra paskutinėse 15 minučių. Kad reiškia, savižudybų skaičius irgi milžiniškas, nors tas rodo šalis labai sėkmingai gyvena. Bet šalis, kuris baigia sunaikinti savo kalnus, savo miškus, savo paveldą, vardan batos dabartinės industrinės ekonominės sėkmės. O žmonės, kurių laimė, net prezidentas teks nusižudė to šalies nuo uolos nušoko, reiškia. Nes laimės tame nėra, išsipildymo tame nėra. Žodžiu, dar kartą pabrėžiu ir dar kartą kartoju, kad mano supratimu viena iš tokių Lietuvos verksmo, emigracijos ir nelaimėlių šalies auros priežasčių pagrindinių yra tai, kad dauguma šitos mūsų mylimos šalies žmonių yra ne savo vietoj. Kad jie nesuvokia, kas jie yra, kas jie turi būti ir kas jie nėra. Ir kas jie neturi būti. Ir kad jie neturi būti stumdomi ir manipuliuojami. Nei ministro Steponavičiaus, nei Degutienės, nei partijų, nei rektorių, nei tėvų, nei šeimos. Kad aš dėstau Miklo Čechovo metodą. Labai garsų po visą pasaulį, kur labai daug garsių aktorių. Pagrindinis, dėstau tarp verslininkams ir politikams, pagrindinė konstanta - išgirsti savo vidinį balsą. Ir išmokti taip realizuoti, kad jis būtų tavo kapitalas, neštų tau didžiausius dividendus ir moralinius, ir materialinius. Ir kartu pilniausiai atskleistų tave. Ta prasme, kad tu ir bendrajam gėriui geriausiai tarnautum ir geriausiai atskleistum save. Tada žmogus yra 100% kaip ta mano sesutė tinkle, jungiant save, savo vidinius visus išteklius su visais kitais. Ir tada apie ją darosi labai puikiai ergonomikos zona. Ekonomika jungiasi su humanitariniais pagrindais ir klesti. Ir ji, ir jos kabinetas, ir žmonės aplink. Ir ne dabar, po tiek metų aš jums tai pasakodamas, padariau sekundę jūs visai gerai besijaučiančiais. Reiškia, jos tie tinklo spinduliai atspinduliavo iki dabar. Tai, ką jinai daro, aiškiausias įrodymas, ar ne? O kai mes verčiami kitų tėvų, visiškai nesuvokiam, kas mes esam, o puolam ten kaip avinų banda, kur dabar madinga, kur visi eina, kur atseit bus dideli pinigai. Mes parduodam savivergiją. Aš, pavyzdžiui, netaip seniai apsipirkinėjau vienuose tinkluose, kurių savininkas dedasi didelių humanistų ir moko mus laikraščiuose gyventi, rašo kaip koks Buda nuo kalno ar Konfucijus irgi straipsnius. Ir aš, kadangi labai sėkmingai apsipirkau, ko aš vis nekenčiu apsipirkinėti, man tai yra baisu, kaip bausmė, reiškia. Ir aš tai kasininkai kažkaip palinkėjau, sakau, sėkmės ir klestėjimo jums ir jūsų firmai. Aš manau, kad man duos per veidą. Jinai pabalo, sako, tai ta mano firma ir kaip pradėjau keiktis, aš taip nemoku. Trenktų per kūnas, kad prasmektų, kad reiškia. Tai aš pagalvojau paskui, kiek yra daug tokių įtūžusių žmonių, kurie duoną pelno iš neapykantos, suprantat? Kuriem praleidžia visą dieną savo darbo vietoj, kupini įtūžio ir neapykantos. Jų padėtis blogesnė negu Romos vergų. Romos vergas buvo laikomas šeimos nariu. Jie gaudavo dažnai laisvėje, net ten darydavo daug visokių dalykų su šeima ir panašiai ir panašiai. Šitą kasinė tikrai į savo to vadovo ir savininko namus niekada nepatenka. Tai vat, kai mes turim šitokią kritinę masę, tokių nepatenkintų, suprantat, uždelsto veikimo bombų visoje Lietuvoje, tai kaip mes galim kalbėti, kad tai gali būti kraštas, kuriame yra kažkokia geranoriškumo, savitarpio pagalbos, augimo atmosfera, yra priešingai faktiškai. Ne Marijos žemė, o piktojo žemė. Aš neskau, bet formuojasi tada iš va šito. Lygiai kaip aš pažįstu, dovanokite visą Seimą faktiškai, skyrus ten kelius jaunus žmonės. Tai jeigu tai paskaičiavus per visas frakcijas, aš jau nekalbu apie savo kolegas, tuos prisiplakelius 12, ar nevadinamus, kur nei tvora, nei mieta tenais. Bet ten iš vis nėra žmonių, kurių būtų savo vietoje, turbūt nei vieno. Jie patys nelaimingi, nes kompetencijos riba yra kita. Jie dreba, kad nebūtų parodyta, kad karalius yra nuogas, iš to nežinia, ką daro, pilni puikybės godulio ir dar galas žino ko ir panašiai ir panašiai. Ir taip tas vat viskas tęsiasi ir eina. Tai aš manau, kad tas
labai seniai pasakytas maksima, kad 21 amžius arba bus humanitarinis, arba jau išvis nebus, kuo toliau to labiau darosi akivaizdus. Nu, Europos krizė mes matom. Tai nėra ekonominė krizė. Ta pasakė Dalai Lama, ta pasakė Benediktas XIV. Visi dvasiniai lyderiai pasakė, kad tai nėra ekonominė krizė. Tai yra krizė to, apie ką aš kalbu. Tai yra krizė gyvenimo būdo, suvokimo. Nes toliau jau nėra kur eit. Visą laiką sakoma, nėra nemokamų pietų, ar ne? Vat sako. Nors aš pas močiutę niekada už pietus nesumokėjęs. Ir mano draugai pas mane už pietus irgi niekada nėra mokėję ir dabar nemoka, kaip pas mane pietauja. Reiškia, yra. Bet visą laiką pliurpiama, aš kito žodžio, plėtra, 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 plėtra. Kažkoks sudėvintas žodis, plėtra kaip putra. Tai plėtra irgi negali būti begalinė, reiškia. Arba investicija, 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 investicija. Bet investicija greunant infrastruktūrą, dvasinę tradiciją, žmonių gyvenimas irgi yra bevertė. Tai nieko neverta, ar ne? Ir vat, kol neužaugs tokia karta, kol nepasibaigs mąstymas taip nesusidėstys, kad pirmoji eilė yra pats procesas gyvenimo, o ne rezultatas. Vat kaip teatre. Teatre mes laiką kalbam apie procesą. Vat tas, kaip viskas vyksta. Ne tiek, kiek tu turi, ne tai, kad tu ten užkopiai ant viršūnės ir stovi. Aš vat lipau sausio 1, pradėjau jubiliejinius metus kopimu į Hebrono kalną, Mozės kalną Sinajoje, ar ne, kur gavo 10 Dievo įsakymų Mozė iš Dievo, ar ne? Tai man tas sunkus labai lipimas visą naktį. Jis žymiai brangesnis negu tos kelias minutės ten pastovėjimo. Taip ir gyvenime, ir visame kame. Pats procesas, pats darymas. Arba dabar mes šiandien susitikom su aktoriais, nes aš repetuoju vedimą Jaha spektaklį, su kuriais turėjom maratoną mano jubiliejinio spektaklio. Ir vyko tos premjeros šeštadienį. Mes šiandien kalbam, kad mes jau ilgimės repeticijų. To sunkaus darbo, to atradimo, to prie savęs prisitaikymo, to galvojimo, tos dvasinės kelionės. Vat mes taip kažkaip belaukdami gyvenimo labai dažnai ir pamirštam, kad kiekviena akimirka yra gyvenimas. Kad tas vargšas žmogelis, kuris sukandęs dantis, kala pinigą dabar nekęsdamas savęs ir visų, kad paskui turėsiu pinigų ir gyvensiu, ne velnio. Paskui, kai jau tos pinigus užkala, kad jis yra paliegęs, jeigu ne kūnų, tai dvasia, ir kad jam tų pinigų visai nereikia. Kad jie arba pasikeičia, sudega, arba atitenka kokie nors ten paveldėtojams, kaip visus klasikiniuose romanuose, kurie to neverti, arba išvilioja vagys, arba kažkas. O jis tiesiog praleido tokią mažą smulkmeną, kaip savo gyvenimą pametė, pardavė iš esmės. Tai vat aš kalbu apie tai, kad mes turim būti kiekvienas savo gyvenimo artistas ir režisierius. Mes turim suvokti, kad didžiausia, ką mes turim, tą dovaną, va tą dieviškąją kibirkštį, kūrybos kibirkštį, vienai par kitaip. Ir tik tai ją realizuodami, ieškodami, ką mes galim geriausia, nebūtinai tai neina kalba apie meninę kūrybą, suvokit. Eina kalba apie gyvenimo kūrybą. Kaip sakydavo Vidūnas ir Bačiauskas, būti gyvenimo artistu. Ne tai, kad maivytis kažką, bet kiekvienoje situacijoje jausti jos esmę. Ir to esmei būti pilnai. Ir būti su laiku ir su gyvenimu nesusipykusio draugauti iš esmės. Suvokti, vat kas yra dabar. Viską tą matyti pilnai. Gyventi ne tik 5, bet ir 7, 8, 9 pojūčiais. Ir mėgautis tuo. Būti to centre. Ir tada tu sutampi su tuo giluminiu absoliuto bangavimu, su to dvasios tvarumo dėsniu, kuris yra kaip ir materijos tvarumo dėsnis, ar ne? Ir tave tos gyvenimo bangos neša faktiškai. Ir tu eini per gyvenimą nukupinas, sakyčiau, džiaugsmo, džiugesio, kaip budistai moko, ar ne? Ir daug kas atkrinta, ir apie tave viskas keičiasi. Ir tada ateina tas suvokimas vis dėlto, kad pasaulis, žmonės, kokie bebūtų iššūkiai, kokie mes būtumėm trapūs, mirtingi, yra nepaprasto įdomumo, nepaprasto kažkokio tokio kerinčios paslapties, kurią mes visi esam pašaukti pamatyti, įsigilinti, suvokti, pabūti jos centre. O jeigu mes gyvenam vien tam, kad po maksimas maltis, kad gaut gerą referento vietą, tai vieną dieną mes pro mus praeis Jėzus Kristus, bet mes nepastebėsim, manysim, kad tai bomžas praėjo. Ir dar nusispjausim. Aš kalbu kaip metafora irgi reiškia apie tai. Ir aš norėčiau jums dar tokį
labai įdomų momentą. Konkursas nedidelis, reiškia. Aš paskaitysiu jums vieną citatą. Aš labai norėčiau, tik neįsitemkit, nieko, viskas labai paprasta. Čia eina kalba apie meninę kūrybą, nes vis dėlto, kaip ten bebūtų, aš su menu susijęs daugiau ir mažiau. Aš norėčiau, kad kas nors pasakytų man, kas galėtų būti šitos citatos hipotetiškai autorius, iš stiliaus, iš prasmės ar ne. Tai vat labai tokia citata, kurią aš laiką nešiojasi, kuri man labai įkvėpė. Autentiškas menas, net ir anapus tipiškai religinių raiškos formų, yra labai artimas tikėjimo pasauliui. Toks artimas, kad net didelio bažnyčios ir kultūros atotrūkio aplinkybėmis lieka savotiškų tiltų į kūrybinę patirtį. Kaip grožio paieška, kasdienybę pranokstančios vaizduotės vaisius, menas savo prigimtimi yra savotiškas kvietimas į slėpinį. Net ir tirdamas tamsiausias sielos gelmes ar labiausiai sukrečiančius blogio aspektus, menininkas tam tikra prasme tampa visuotinio troškimo būti išganytiems balsu. Nu ir kas čia taip galėjo pasakyti? Koks čia filosofas ar menininkas? Bravo. Ne kurie kunigai, kai skaičiau, sakė, negali būt. Kaip? Kad apie tamsiausias gelmes, apie blogio aspektus ir sulygint, kad tai gali būti kvietimas į išganimo balsas. Taip, Jonas Paulius II, kuris buvo ir aktorius, kaip žinia, ir dramaturgas, ir alpinistas, ir iš vis turbūt labiausiai iš man žinomų amžių sandūros žmonių priartėjo prie tos dieviškosios kūrybos paslapties. Tai va, čia labai aiškiai irgi pasakyta, kad kai mes kūrėm, kai mes esam kūrybiški, mes tikime. Visiškai nesvarbu ar absoliutų. Mes turim tikėjimą. Tikėjimo vektorius yra labai labai svarbus. Ir va, kai Benediktas XIV buvo ne taip seniai Ispanijoje, ar ne, kai buvo tais dienos, gal kas buvo, nežinau, bet kai ten daug kas šurmuliavo, intelektualai, politikai labai prieš tą jo vizitą, kam čia reikia dabar pasaulietinėje valstybėje ir panašiai, kur yra jau ir homoseksualios santokos įvestos ir daug kas. Tai labai gerai pasakė, jums turbūt girdėtas Vargas Marija Ljosa, perų rašytojas, kuris gyvena Ispanijoje, Nobelio premijos laureatas, pasakė taip, aš esu agnostikas, bet aš esu įsitikinęs, kad jeigu mes gyvenam demokratiniai Europos Sąjungoje, tai mes turim religiją ir ateistai, jeigu esam remti visokiojopai, nes jinai yra būtina daugybė žmonių, kad patenkintų irgi tą instinktą dvasinio gyvenimo, kuris yra žmogui būtinas. Nes tik labai mažai iš saujelį žmonių dvasinius instinktus patenkina kultūra. O didžioji masė, reiškia, kuri paskendus ten popsuose, kičuose ir ta aukštoji kultūra jiems nepasiekiama, nesuvokiama, jie gali tai patenkinti per tikėjimą, kaip buvo būtis. Ir tam, kad išliktų faktiškai jų orumas, vat daug kalbame apie orumą, kad valdžia atima orumą, kai pensijas atima viską, nu negalima orumo iš žmogaus atimti. Nes orumas yra visai kas kita. Orumas yra va, tas vidinis stuburas žmogaus. Negalima žmogaus stuburo atimti, ar jeigu atimi stuburą, tai žmogus miršta. Lygiai taip pat va, tas orumas, kad mes galim tik patys atiduoti ir labai dažnai atiduodam, parsiduodam, o iš esmės už kažką tai. O va tas orumas, vidinis tavo nusistatymas, tavo suvokimas, kad kito tokio nebuvo ir nebus, bet kad tai suteikia man ne išdidumą, o pareigas ir atsakomybę, kad aš turiu susivokti šitam milžiniškam tinkle, ar ne? Girdėjau turbūt Čekuolio laidą, nežinau, prieš porą, kad psichologai tik išleido knygą didžiulę, kuri dabar verčiama į visas kalbas, kad va tai, kas yra tinklas, vadinasi, ne interneto, bet žmonių tinklas yra žymiai platesnis, galingesnis, negu mes manom. Mes susiję tokiais ryšiais visi, kad net jeigu jūs turit kokį nors draugą, kurio aš nepažįstu, bet reiškia mano šios dienos pokalbis mane su to jūsų draugu suriša, nes jūs kažką apie tai pakalbėsit, jis kažką pradės galvoti apie tai, aš tai kažkaip irgi pajusiu ir mes va susiję tokiais nematomiausiais ryšiais, visi absoliučiai surišti. Va tai vadinasi maldo šventųjų bendravimas. Tai neina kalba apie, kad išpažinime tikėjimo, kad visi yra šventi, bet tai eina
eina apie tai, kad mes visi esam sujungti, va tuo savo trapumu, savo mirtingumu, savo troškimu peržengti savo ribas, kaip tai, kas vadinasi būti išganytiems, ar ne? Ir aš manau, kad yra didelis nusikaltimas, aš pavardžių nevardinsiu, bet aš tiesiog to žmonės žinau. Aš manau, kad jie gavo baises jau sąskaitas, kiek aš žinau, kurie prieš 20 metų skelbė, kad išganimas yra laisvoji rinka. Kurie padarė tą baisų šitos tautos, reiškia sąmonė ir pasąmonė, tą baisų perversmą, nie kiek nemažiau baisų negu bolševikinis, mano suvokimu. Kurie aiškino, kad mes sukursim laisvą rinką, mes čia užsimsim bendro produkto augimu ir būsim tokie kaip skandinavai. Sakant, suteikė tuos tuščius pažadus. Man labai patiko, kaip pasakė Helmutas Šmitas, vokiečių kancleris, buvęs vienas garsiausių ekonomistų, sakė, laisvosios rinkos pas juos ten nebus dar 100 metų, tipo pas mus. O gal ir niekada. Nes jie nesuvokė vieno paprasto dalyko, kad laisvoji rinka tikrai yra paremta pirmiausia garbės žodžiu ir jo laikymusi. O nenoru vienas kitą apgauti, apsukt, pažemint, paniekt, sutrypti reiškia. Tai jokia laisva rinka, tai yra profanacija iš esmės. Truputį kitoks aspektas negu ta grobuoniška ekonomika, kurią Putinas su savo klanais vysto ir panašiai ir panašiai. Pas mus tai tik gražiau pridengta, bet faktiškai vienas ir tas pats. Ta laisva rinka tikrai nėra laisva. Taigi, aš dabar noriu štai ko jūsų paprašyti. Jūs turite suvokti, kad kiekvienas iš jūsų nešat atsakomybę už save. Kad jūs kiekvienas esate delegatas, atstovas savo giminės, didelės, plačios. Kad už jūsų nugaros išėjusių žymiai daugiau, kritusių kovose, ištremtų į Sibirus, šiaip mirusių, paprastų nuostabių žmonių, kurie buvo humanistai, o gal net šventieji, nors mes to nežinom. Ir kad dabar jūs gyvenat šiuo metu, jūs juos atstovaujat, savo tą giminę. Ir nuo to, kaip jūs tai darot, kaip jūs tai pratęsėt, priklauso tas ėjimas į priekį mūsų visų. Arba rytimasis atgal, kad mus vėl nušluos kažkokios ordos Hanibalų eilinį kartą, nežinia iš kur atėjusios. Kad tai priklauso tik nuo mūsų. Ir nepasiduokim šitai demagogijai, kad nuo mūsų niekas nepriklauso, kad mes čia maži, vargšai, padaryti nieko negalim, viskas sprendžia Vilnius, o Vilnius sako, viskas sprendžia Briuselis, o Briuselis viskas sprendžia Amerika ir panašiai. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso labai daug. Nuo mūsų nusiteikimo, nuo mūsų suvokimo, kas mes norim būti, kokie mes esam, kuo mes tikim, kaip mes bendraujam su kitais, ką mes darom su savim. Ir tas suvokimas, tai yra toks laisvės pagrindas. Taip nuo manęs priklauso mano gyvenimas, kur aš jį padėsiu, mano kelias, kur aš nueisiu, kur aš nunešiu. Ir kas po manęs tą estafetę pratęs. Mano vaikai, mano giminė, ką aš investuosiu į juos, ką aš jiems sukursiu, ką aš jiems atiduosiu. Ir taip mes į tą kultūros grandinę įpinti esam. Ir todėl, pavyzdžiui, aš niekada nesijaučiu vienas arba vienišas. Nes aš visada žinau, kad vaizduotė yra to žmogaus, kuris gyvena organinę energiją, pagrindinis raumuo. Mes kalbam apie menininką, kad menininkų vaizduotė yra pagrindinis raumuo. Bet noriu pasakyti, kad kiekvieno žmogaus vaizduotė. Amerikoje buvo toks garsus labai atvejis, kad vienam ornitologų kongrese pasirodė mokslininkas, X, niekam nežinomas, pakankamai jaunas, kuris paskelbė sensacingas žinias apie paukščių elgseną. Visi prie jo puolė, bet jis buvo apsuptas sekretorių, kurie nieko prie jo neprileido. Jis dingo. Paskui pradėjo rodytis kažkokie straipsniai, X pažymėti, susikūrė ištisa kryptis mokslo, jis pasirodydavo ir dingdavo tik kongresuose. Po daugybės metų paaiškėjo, kad tai buvo kalinys nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Ir stebėdamas paukščių elgseną ant lango ir savo vaizduotę pasiteldamas, jis pradėjo daryti, paskui aišku, jis gavo ir kompiuterį vėliau, ir knygas, ir biblioteką, bet reiškia, ta vaizduotės jėga. Kai aš, pavyzdžiui, klausiu tremtinių, kaip jūs nuvežti į tą Sibirą, atsiprašau, čia nenoriu būti banalus, bet artėja ir kovo 11, buvo vasario 16, kaip jūs išmesti, reiškia, be maisto, be šiltų drabužių, ką jūs ten darėt, kaip jūs ten išlikot? Tai jie sako taip, mes dainavom.
O paskui, reiškia, jau trečią dieną, po kitos atsirado pašiūrės, pirmiausia meldėmės. O paskui jau pradėjom gavę kažkokius asnių vienas kitam piešti rugiagėlės ir rašyti eilėraščius, kokius atsimenam ir neatsimenam. Ir va tuo mes užsiėmėm, o ne burbėjimu, ne verkimu, kad nėra ką valgyti, kad panašiai. Ir va ta dvasios jėga, juk mes nepriklausomybę tai gavom vyriausybę dvasios jėga, ne tankų jėga. Tai va ta dvasios jėga, to žodžio paniekinto, nuspirto, jinai yra nepaprastai didžiulė. Ir vėlgi, kaip sakė tas Leonardas da Vinčis, didžiausia vertė turi tai, kas neturi jokios vertės, kas nepasveriama, neišmatuojama, neįkainuojama, nieko. Meilė, sveikata, oras. O jeigu tai išmatuojama, pasveriama, tai jau ne meilė, kažkaip kitaip vadinasi, ir ne? Tai jau nesveikata, jau kažkas kitas ir panašiai ir panašiai. Taigi, kaip ir baigdamas tokią savo 45 minučių lekciją jums, reziumuodamas, kaip esame įpratę, noriu pasakyti, kad pasakysiu tokį monologą iš savo spektaklio, kuris jau 17 metų, o jis labai tinka, jeigu prisiminsiu. Mūsų miestelis Thorntonas Wilderis. Yra dalykų, kuriuos visi žinom, bet nedažnai pagalvojam apie juos. Visi žinom, kad yra kažkas amžina. Ir tai ne namai, ne vardai, ne žemė ir net ne žvaigždės. Kiekvienas iš čia esančių žino, kad yra kažkas amžina. Ir tas kažkas visais laikais susijęs su žmogumi. Visi didieji mąstytojai, kada nors gyvenę, jau 5000 metų mums tai nuolat tvirtina. Ir mes su jumis tai nuolat pamirštame. Kiekvieno iš čia dabar esančių giliausioje esmėje yra kažkas amžina, jokia jėga nesunaikinama. Tai va aš ir siūlau, kad jūsų gyvenimo variklis būtų ne brangesnis telefonas, ne dar kažkas, ne, bet va ta jėga, kuri yra jumise, kuri veikia, taip kaip fizikoje veikia radioaktyvi jėga. Tas jūsų dieviškas kūrybiškumas surast, pažint, atskleist, išvystyti ir varyt į priekį, aukštyn. To ir norėčiau palinkėti. Tai tiek norėjau pasakyti, po to dar galim ir pasikalbėti, nes vien monologas nėra mandagu. Reikėtų, kad kultūra būtų dialoginė, poliloginė. Tiek. Tai va, tai dabar, o dabar dar mes galime apie teatrą pakalbėti. Tai dabar baigdamas, aš noriu pasakyti labai dar įdomus dalykus. Nors išėjo premjera mano Stebuklingasis Tenesis, pagal Peterį Bruką, tai yra pats geriausias šiuo metu angliškai rašantis dramaturgas. Taigi, maža reklama, Stebuklingasis Tenesis eina 26, tai yra sekmadienį ir 1 dienomis. Dabar aš pas jūs atėjau irgi visą sukaitęs iš labai įdomios repeticijos, kurios labai bijojau. Prieš metus aš pastačiau tokį spektaklį Jach. Juozapas Albinas Herbačiauskas, ar ne? Ir bet tas jaunasis Herbačiauskas, nesusivokėlis, pabėgo į Bristolį. Ir labai įdomi, pasako istoriją, reiškia, apie jaunimą. Reiškia, turėjau vaidmenį, Herbačiausko ir kitus, jau buvo teatre, mano studentas, ar ne? Susigalvojo, kaip jis išlėkti rudenį į Bristolį. Išlėkė ir gaunu e-mailą. Mielas dėstytojau, apėjau visus muziejus, teatrai čia tik komerciniai, nėra nei ką žiūrėti, nei kur pasireikšti. Nuėjau į mėgėjų pantomimos trupę, jų mąstymas apie teatrą toks pas mus, kaip pas mus buvo dar prieš Klono laikus. Reiškia, tai gal dar pabūsim kiek Paryžiui, paskui vis tik grįšim į Lietuvą. Bet niekas jo nelaukia, iš principo to vaidmens nevaidins. Aš įvedinėjau kitą labai nuostabų aktorių, labai įdomų, kaunietį Joną, 4 kurso mūsų Klaipėdos diplomantą. Taip, kad kas dar nematė Jacho, tai privalo jį pažiūrėti. 29 dieną bilietų nėra, bet 22 kovo dar yra ir studentams papiginti. Tai žiūrėkite, vėlgi, ką aš atrašiau, aš parašiau labai žiaurų laišką Mikui, tegu jis būna ir jums. Paklausykite atidžiai. Aš parašiau Mikui, žinoma, vertėjo trenktis, metus karjerą vienam geriausių rytų Europos teatrų į užknistą Britanijos užkampį, kad tampytum šikpodžius mėgėjų teatro artistams kabutėse.
Ir nemany, kad 27 metai tai yra jaunystė, kad tu tik pradedi, kaip tu galvoji. Prisimink 27 metų klubą, kas yra klubas, tas žinot. Janis Joplins ir kiti, kurie jau viską padarė, išėjo tų metų iš pasaulio. Ir tada parašiau taip, tai jeigu jau būt žiauriu, tai būsiu iki galo. Mano tėvo dzūkiška išmintis. Durna ir bažnyčioje muša. Tai va apie tas emigracijas. Bet kita mano studentė mane pasveikino fantastiškai, kad jinai grįžta iš Airijos ir nori dirbti Lietuvoje. Kokį darbą bebūtų ką, tai aš ją kviesiu stoti į magistrantūrą ir net už prizą duosiu, pakviesiu su savim nuo rudens dėstyti, būti mano asistentė šalia. Jeigu jau jinai vis dėlto, kad surastų, užsikabintų ir žinotų, kas čia yra. Tai dar kokiais klausimais, greit apiberkit, tokiais dar kelias minutės pasifektuojam, nes dar turim iki 4 laiko, kad jau būtų valanda. Nu, kas ko norėtų paklausti. Mane vakar vaikai po spektaklio mano operoje tokiais klausimais apibėrė Vilnių iš visos Lietuvos. Taip, kad akademinės bendruomenės jaunimas turėtų ko nors tikrai paklausti. Taip. Dabar dar noriu pasakyti, viskas, ką aš sakiau, gali būti ir nesąmonė. Galit priimti taip kaip advokatus diabolikus iš visai kitos pusės, mąstykit patys, monopolių tiesą aš neturiu, aš pasakiau savo iškentėtą, išmąstytą per mano tą jau tokį ne visai trumpą gyvenimėlį tiesą, o jūsų tiesa gali būti kita ir kitokia. Bet tik tai aš visada priimu sprendimą, bandydamas įsiklausyti visas tiesas ir perleisdamas per save, suvokdamas, o kasgi man yra tiksliausia ir kas man rezonuoja, reiškia. Tai va tiek. Nu, tai kokių klausimukų? Va, prašau. Paklausti, jūs kalbėjot apie kūrybiškumą. Ką daryti tuo atveju, kai žmogus, tarkim, jaučiasi sustabarėjęs viduj ir kaip save, ar taip priversti, kaip pradėti kurti? Labai paprastas dalykas, reikia pasitraukti nuo žmonių, reikia išeiti ten, kurie tik tai gamtos ritmai, palikti visus mobiliakus, absoliučiai visus internetus, atsistot bastom kojom ant žemės. Ir dabar dar aš jums duosiu pratimą, kaip kūrybiškumą vystyti ir vaizduotę visiems. Reiškia šiandien, pradėkite jau šiandien, nes negalima atidėti. Kai eisite miegoti ir įsivalysite dantis ir jau nusiplausite kojas ir rankas ir atsisėskite ant lovos krašto ir kai jau jūs būsit jau ne visai žmonės ir dar ne visai daržovės, tokioje pusiau budraimo būsenoj, pasistengkit pamatyti šiandieną kaip atbulinį filmą. Vat nuo šios dienų pabandykit pamatyti, kaip jis labai, pirmas dalykas, tai yra labai nuostabus vaistai nuo nemigos. Jūs užmigsit. Labai greitai. Jūs nepamatysit beveik nieko. Bet jeigu jūs darysite bent savaitę šitą pratimą, aš paprastai nesakau, kaip ilgai dėstau, kas būna, bet pasakysiu, kadangi nežinia, ar jūs būsit kad nors mano auditorija vėl, nors aš tikiuosi, tai va toks keistas dalykas. Maždaug po savaitės, jeigu šitą pratimą jūs vis daugiau ir daugiau matysit ir staiga jūs pradėsit matyti kažkokias situacijas, vos veidus, kurių su jumis nebuvo, bet jūs būsit labai netikėtai, maloniai nustebinti, kai staiga po kurio laiko jūs tą žmogų pamatysit arba tą situaciją ir jūs jau žinosit, kaip elgtis. Jums nebus šoko, jūs būsit jau, reiškia, dar tokie patarimai labai paprasti. Pralošia visada tas, kuris vėluoja. Jeigu norite išlošti situaciją, bet kokius turite ateiti pirmas. Aš sakau, studentai, kuris nemoka egzamino, yra vienintelis būdas dar išlysti. Sako, koks? Labai paprastas. Ateiti į auditoriją prieš dėstytojus. Pačiam pirmam. Ateiti auditoriją, ją apgyvendinti, padaryti, kad sienos jums padėtų. Tada gali atsitikti stebuklas iš esmės. Taip, tai yra, aš darau tokių visą eilę pratimų, tokių, yra didžiulė ezoterika einanti nuo senovės Egipto žinių laikų ir tai eina į Michalo Čechovo metodą, reiškia per Steinerį, per antroposofiją ir per daug tokių dalykų, kurie yra labai svarbus ir įdomus. Tai va tas kūrybiškumas, tiesiog išmuš save, nu, ką aš galiu pasiūlyti, dabar sniegas, jeigu rasit kur nors sniego, tokio nešlapio, nugriukit jį paprasčiausiai, nusiriskit nuo kalno, tuomet išmuškit save iš to gražaus, taisyklingo studento Lietuvos ritmo. Ir taip, kur nors į kaimą kokį nors pabūti ir aš nežinau, man tai arba tiesiog yra toks dalykas, mes turim tokį unikumą kaip ąžuolynas. Jūsgi turbūt žinot, kad marą išgyveno tie, kurie turėjo ąžuolynus viduramžiais. Kad apsikabint ąžuolą, prie jo prisiglaus, tai yra tokia kūrybinė ir gyvybinė energija. Tiesiog apsikabint ąžuolą, pabūt ąžuolynė, iš karto jau kažkas ima su taim darytis. Labai paprasti dalykai. Galų gale kiekvieną mielą dieną dar, nesikelkit taip, kaip aš vadinu, abortiniu kėlimusi.
Ta prasme, nedarykit su savim ryte abortų. O kas tai yra abortinis kėlimasis? Praktiniai padegimo patarimai kaip daktaro dabar, ne mano tėvas profesorius medicinos buvo. Reiškia, nustatytas mūsų mobiliakas, sakykim, 7, ir ne? Psinkt, ai, dar 15 minučių. Psinkt, ai, dar 15 minučių. Be 15, aš lėkiu. Atstaktytų klynų, nevalgęs, neužsisegiojęs, nesišukavęs. Viskas, mėlieji. Galit likti namie, diena pralošta. Nieko tą dieną jums nesigaus. Busit, visi darys su jumis ką tik nori. Tai jūs paskui tą dieną bėgat, jūs jos nevaldot. O jeigu jūs norite iš tikrųjų, kad ta diena būtų jūsų visa kaip stebuklas, tai jūs turit elgti su savim bent jau kaip vairuotojas su mašina. Įjungti ir pašildyti šiek tiek, nešokt važiuot. Pabus sąmoningai, susivok, kad va aš keliuosi, bus dar viena diena, ką aš joje turiu nuveikti. Iš kitos pusės aš turiu tikėtis kažkokių nestaigmenų, netikėtumų, būtinai kažkas ateis stebuklingo. Dabar, žiūrėkit, dar toks keistas dalykas, jau visai baiginėjau, bet kodėl mes ryte prausėmės? Net jeigu ten nebuvo kokių seksų didelių, gerimų ir panašiai, buvom iš vakaro užsimaudę, kaip mano močiutė sakydavo, net ir žydas kiša 3 pirštus į vandenį, reiškia. O todėl, kad ryto valanda yra vandens valanda. 80% vandens reikalauja sąlyčio su vandeniu, mums būtinai reikia. Labai reiktų gyvo vandens, tai yra upė, ežeras, bet jeigu mieste, tai vandens per naktį pastovėjusio balkone, kurį prapūtė vėjai. Ir vat juo prasiplovę mes. Kodėl pietų pertrauka yra 12 valandą, nors dar valgyti nelabai? O todėl, kad tai yra saulės ir šviesos valanda, nuo senų laikų rudimentas, patartina visiems. Jau mūsų akumuliatorių šiek tiek nusėdęs būna apie 12. Reikia būtinai išeiti į saulę ir ją pamirksėti, jeigu galima. Jeigu saulės nėra kaip šiandien, užtenka šviesos šaltinio. Ir pasikrauni. Kai baigėsi darbo diena, 5-6 valandą, nebūtina iškvėpuotų auditorijų pulti prie bezdėtą mašiną, reiškia. Tai yra oro valanda, būtina įkvėpti oro, pajus harmoniją su oru. Dabar daug kas sako, oi kokia laimė, kaip jis gerai numirė, reiškia, užmigo ir nepabudo. Nėra baisesnės mirties už šitą, tai yra pati baisiausia mirties forma. Paskaitykit visose mirusių knygose, Egipto, Kinijos, visur suprasit kodėl. O miegoti reikia irgi eit sąmoningai. Tai ta prasme, kad yra žemės kietos valanda, kad su 4 stichijom susijungti. Mums reikia pastovėti padais ant žemės. Jeigu nėra žemės, bent ant grindų pastovėti. Ir irgi save kaip mašiną labai sąmoningai išjungti. Nekristi kaip negyvam, o padaryti tą vaizduotės pratimą ir pamažu į tokį drėgnumą kaip į iššias vėl nueiti, reiškia. Lyg ir tam sėklai, kuri nueina į kažkokį kitą pasaulį, kad iš ryto vėl prasikaltumėm kaip nauja gyvybė ir pradėtumėm dieną su vandeniu, su naujų kvėpavimu. Ir dar pabandykim pajusti tokį nieknekį, kad kiekviena diena kvepia vis kitaip. Čia aišku liečia nerūkančius, nes rūkantis, kodėl aš visada pasakau prieš rūkimą, ne dėl to, kad sveikatai kenkia, jūsų sveikatą darykit, ką norit, bet pirmas dalykas, jūs prarandat kvapus. Tai yra nuostabus dalykas, kaip pasaulis kvepia, ne tik moteris mylimos plaukai, bet viskas kvepia. Šiandieną kvepia visai kitaip negu vakar kvepėjo užgavėnės. Vakar blynų kvapas visur jautės ir šiandien toks drėgnumo kvapas. Ir antras dalykas, rūkantis žmogus užkemša kanalus, visus praranda informaciją apie šitą mentalinę įvairią pas. Taip sakant, į save išsekina ir jo kūrybiškumas labai krinta. Čia tokie praktiniai patarimukai, labai tokie greiti. Ir dar. Žinot, kad visos žvalgybos naudoja programavimą kaip po tokį, ne šitą, bet vaizduotės programavimą. Tai yra japonai. Kodėl dabar, aš nežinau, Kubilius, nežinau, ar jis tą žinojo ar ne, bet kad Hitachi pasiruošė į apsuktą apie pirštą vaizduotės pagalbą, aš tą tiksliai žinau. Už tai, kad japonai nepradeda jokių derybų, netlikę vaizduotės pratimų. Tai yra, jie viską pirmiausia pasistengia pamatyti savo vaizduotėjai, ko jie nori. O sakykime, susitarimas su Lietuva dėl atominės, ar ne? Jie labai aiškiai įsivaizduoja, kas ten turi būti parašyta. Jie labai aiškiai įsivaizduoja, kur kas sėdės, kaip tas Kubilius atrodo, jie domisi. Ir tai yra jau 70% jų sėkmės. Sakykime, aš buvau pasiekęs, kadangi šitą užsiimu labai daug metų ir manęs klausė, iš kur tie 103 spektakliai?
Kaip aš taip sugebu? Vakar aš visą dieną Vilniuje įvairiose vietose buvau, dirbau, susitikinėjau. Šiandien su jumis. Už kelių dienų būsiu Klaipėdoje. Visą laiką labai todėl, kad aš daugybę dalykų padarau savo vaizduotėje. Ir, pavyzdžiui, mašiną aš parkuoju tik vaizduotės pagalba. Aš kai važiuoju į Klaipėdą, nuo Gargždų aš tiesiog pradedu matyti, man nereikia šito reiškia, aš pradedu matyti Klaipėdos gatves iš tikrųjų. Visiškai pilnai. Ir aš aiškiai matau, kur yra tuščia vieta. Čia nėra jokios mistikos, čia yra technika žmogaus ir ta tuščia vieta būna visada toj vietoj. Tai vat, jeigu mes norim situaciją valdyti, kuri bus, mes turim nepasyviai laukti, ką su mumis darys, bet mes turim programuoti, mes turim stengtis vizualizuoti, matyti, kaip mes norim, kad būtų, ir tai yra didelis jau, taip sakant, toksai postumis, kad yra nemažas procentas, kad taip ir bus, kaip mes norim ir matom. Tokie praktiniai patarimai. Jeigu išgirsit, kad aš vedu kur nors Michailo Čechovo seminarą kūrybiškumo ir jūs galite įsijungti, tai įsijunkit. Kadaise aš ir jūsų universitete tai dėšiau kaip teatro praktikumą. Ir tie žmonės, kurie lankė dabar, padarė labai, jiems sako, tai padeda. Aš juos sutinku ir verslininkus, ir direktorius, ir politikus. Ir sako, kad jiems tai davė labai daug, nes tai yra būtent, kaip Marilyn Monroe sakė mokinė Michailo Čechovo, kad tai yra ne tiek vaidybos menas, kiek gyvenimo menas. Reiškia, kad vaidyba ten, aktorinis yra tik mažas, o visa kita. Tai va, pamokiau jūs gyventi, bet ne kaip tas, kuris su pirštu, bet tas, kuris dalinasi savo patirtim. Ar ne, kuris tai panaudoja, kuriam su tuo išeina. Taigi ir jums linkiu, kiek įmanoma. Nu, dar kokių klausimukų. Matot, jų žodė 100. Jūs 100, aš 1000. Aš taip galiu ir nesustoti niekada, taip kad konkrečiai tiksliai ir skirstomės po namus. Taip, prašau. Oi, kokie jūs didelė, norėt pasirodyti, kas irgi krepšininkė. Tai. Noriu paklausti, jūs sakėt, kad reikia daryti tai, ką nori ir tai, nuo ko kaifuoji. O ką daryti, jeigu nežinai, ko nori, kaip ieškoti? Bandyti įvairius dalykus pabandyti. Jūs pažiūrėkit žymių žmonių visokių Hemingvėjų, daug, reiškia, biografijas. Ir sanitarų pabūta, ir kažkokių raidžių rinkėjų pabūta, ir asistentų, ir vairuotojų, ir toreadorų, kur aiškėjo, kad yra rašytojas žmogus. Tai vat kažkaip dėstyti, bandyti ir klausytis į save. Pabūt vienai, ne tik tai su draugais, ne tik vakarės, ne tik miniose ištisai, bet vat pabūt, kad išgirs vat tą savo vidinį balsą. Pabūt kažkur išvažiuoti, pabūt visai tarp nepažįstamų žmonių, kažkokį visai kitoje aplinkoje, pakeisti aplinką, kaip mano tėvas medikas, kaip dinaminį stereotipą, kurį reikia mums karts nuo karto pakeisti, kad kitaip suvoktumėm save ir ten kažkaip save išgirsiu toj, kažkokioje tyloje, nepažintoje aplinkoje, ar kokiam sandėliukį užsirakinti porai valandų pasėdėti tamsiam ar ką reiškia, ir kad iš tikro nusloptų tas triukšmas. Žinot, nieko nėra baisesnio kaip tai, ką mums čia bando sukurti tas įvaizdis vadinamas, ar ne? Melas. Kas yra įvaizdis? Tai yra melas, reiškia. Tai vat reikia tą įvaizdį nusimti, nes mes įprantam, kad va toks yra mano įvaizdis. Taip mane visi mato, aš va aukšta, didelė, tinkama krepšiniui gal, reiškia, jo tokia, va, visi mane, aš taip irgi pradedu. Ir kad vieną dieną kažkur nueit, kur to įvaizdžio nėra, kur manęs nepažįsti, kur manęs nežino, kur aš esu visai kažkoks terra incognita. Ir va ten aš kažkaip galiu toj tyloj, tarp tų kitų žmonių save išgirsti, suvokti, pabandyti, suprasti. O apie save aš galiu pasakyti, kad aš esu labai laimingas žmogus, todėl kad aš ir sovietmečiu ir dabar darau vieną ir tą patį, man niekaip nereikėjo keistis, reiškia, ir kad aš niekada gyvenime nenorėjau ir nesistengiau turėti kokių nors materialinių vertybių, nors turiu jų rezultate, nes jos pačios pas mane ateina, reiškia. Aš investavau į savo profesiją. Aš suvokiau nuo vaikystės, kuo aš noriu būti, kam aš tinku, ir aš viską dariau, daug aukodamas, daug ko atsisakydamas. O paskui staiga ateina toks momentas, kai tavęs visiems reikia. Aš, pavyzdžiui, nesigriu, bet aš turiu užsakymų labai pelningų, įdomių, gal 3 metams ar 4 į priekį jau. Spektaklių pastatymų, seminarų vedimų, dėstymų, paskaitų skaitimų, Lietuvoje, užsienį, reiškia visur. Bet aš niekada negalvojau apie tai. Aš labai dažnai daug ką darau labai nemokamai.
Tiesiog, kai man to noris ir aš matau, kad žmonėms to reikia daugybę dalykų. Bet staiga tada ateina didžiulės kompensacijos, mes tai neplanuotai. Staiga ateina pinigai iš kažkur kitur, kažkokie visai dideli, nelaukti, viskas pasidengia, reiškia ir panašiai. Tai va toks yra tas pasaulio dėsnis, kažkokios teisingumo. Vat irgi labai įdomi Michailas Čechovas yra pasakęs dar, citata, nors nelabai jas mėgstu. Jis rašo tai, buvo 1900 metai ir jam buvo tada 9 metai ir sako, mama mane pasveikino su naujais metais, su nauju amžium. Ir aš taiga pajutau tokį kažkokį begalinį džiaugsmą, kuris mane lydėjo per visą mano kūrybinį gyvenimą, bet nesupratau kodėl. Sako, o vėliau aš supratau, kad tas džiaugsmas kilo nuo to, kad aš nuo tų žodžių, nuo to, kad naujas šimtmetis prasidėjo, kad mane su jo mama sveikina, kad mama čia, aš pasijutau esantis visumos dalis. Entirety in English. Tas visumos jausmas, visumos pojūtis. Tai vat, kai turi tą visumos pojūtį, kad tu esi savo vietoje, kad tu esi susijęs ryšiais, aš taip kartais pagalvoju, dabar, sakykime, yra 5:04. Mano draugas Justinas, 4 kurso studentas, turbūt repetuoja, kuris puikų teatrą kūrė. Ne tą, kurį čia daro valdžia, bet yra tikras teatras universiteto, kurį daro patys studentai, ar ne? Mano draugė teatrologė, kuri bibliotekoje dabar gal kokią knygą kam išdavinėja. Mano mažasis sūnėnas dabar yra vaikų dar. Taip pat daug žmonių pajunti, kurie dabar yra. Ir staiga pasijunti, kad tu esi su jais visais. Ir tu esi kažkokiam tam tinkle. Ir tau kažkaip nei liūdna, nei vieniša ir tu tikrai jautiesi tos visumos dalis. Taip kaip netgi šitas kalbėjimas su jumis, galima jį pažiūrėti dvigubai, ar ne, kad aš esu pavargęs po visokių šventimų, po 100 spektaklių, balių, visko, ko čia dabar eiti, ateit suniūrusiam, dar čia pareiga tokia kažką atbelsiems studentam, bet aš visada galvoju, kad kai daliniesi, tai dar daugiau iš jūsų tų šypsenų ir to, kad jūs apie tai galvojat kažkokios gauni savo energijos ir įgyji prasmę to savo buvimo, nes kaip sakydavo irgi ta mano močiutė sena, viskas, ką darai, gerą ir blogą darai savo rezultate. Viskas ateina, viskas sugrįžta irgi. Ką norėčiau paklausti, jeigu galite? Žinoma. Žiūriu į auditoriją, vis dėlto nors profesorė Irena sakė, kad yra iš įvairių fakultetų, iš įvairių studentų, bet vis dėlto daugiausiai filologų. Ir norėčiau paklausti, jūsų spektakliuose dažnai išryškėja kultūros žmonės. Aš esu šiaulietė ir 9-ajam dešimtmetį, kada mokiausi dar mokykloje, beveik visus jūsų spektaklius ir ne po vieną kartą buvau mačius ir kai kurie iš jūsų, tarkim, Žemaitė, truko 4,5 valandos ir mes kaip moksleiviai, įdomu, man ir šiandien ta Žemaitės įvaizdis būtent iš jūsų spektaklių, jinai ten kaip kiuojanti su pypkė ten atsimenu buvo ir kažkaip, kokie dar kultūros žmonės, be Žemaitės, be Garbačiausko yra jūsų galvoje, apie ką jūs dar norėtumėt kalbėti spektaklių metu? Tai vienas dalykas. O antras toksai aspektas to paties klausimo, kodėl būtent tie spektakliai, kurie skirti kultūros žmonėms, yra tokie ilgi? Ta forma, kodėl tokia ilga? Todėl, kad jų gyvenimas yra labai talpus, labai daug. Aš nežinau, ar jūs, pavyzdžiui, žinote tokius labai paprastus faktus apie Žemaitę, ar ne? Kaimo bobelė paprastai, bet kai Žemaitei buvo 70 metų, jinai turėjo 21 metų meilužį, kuris buvo jos žentas. Konstantina, ir jinai jam rašė laišką, kad mano širdis nesenesnė už tavo širdį. O kai ją apiplovė, nes negyvenama pas Bulotas grįžus iš Amerikos Mariampoliai, esant 30 laipsnių šalčiui su plaučių uždegimu, turėjo eiti į būdelę ir dėl to mirė, būtų gyvenus dar 100 metų. Tai kai ją apiplovė, nors jinai buvo gimdžius daugybę vaikų, jos kūnas buvo kaip netekėjusios jaunutės mergaitės tangrus nuostabus. Tai kaip gali tokius ypatingus gyvenimus sugrūsti vieną, arba, važiuoju, apie tą patį Garbačiauską. Kai aš pradėjau ruošti spektaklį apie Garbačiauską, prie manęs pradėjo gatvėse pridėti žmonės. Ir pradėjo pasakoti tokius dalykus, pasirodo. Aš nežinau, reiktų išleisti jūsų blanknotais, rinkti tautosaką apie Garbačiauską. Kiek jos Kaune yra. Dalykai neįmanomi, fantasmagoriški. Pavyzdžiui, Adelės Galaunienės. Visiškai realios moters, kurią aš pažinojau, kur neseniai Galaunių namai, ar ne, čia prie Halės yra. Sėdi Garbačiauskas, to spektaklė nėra. Sėdi Garbačiauskas, reiškia, aplink stalą, visi labai
kalbasi, inteligentai, draugai, staiga Herbačiauskas visas įpuola į transą, praranda sąmonę, visi išsigąsta, nežino ką daryti, jis visas atsijungęs, praeina 20 minučių, jisai va taip vėl įsijungia, sako, padėjau vienai merginai. Sekančią dieną laikraščiuose žinutė. Žaliakalnį, į panelės NN studentės VDU butą įsiveržė 2 nepažįstami vyriškiai ir pradėjo ją gvaltavoti reikalaudami pinigų. Bet tuo metu pro šalį ėjo profesorius Herbačiauskas, įėjo į kambarį ir bandytai įsilakstė. O jis tuo metu sėdėjo pas Galaunės, reiškia. Tai yra absoliučiai užfiksuotas įvykis ne vieno žmogaus. Ir tokių dalykų labai daug yra Herbačiauska. Tai kaip čia tą sudėsi trumpą spektaklį? Tik aš turiu jums pasakyti, kad kolegos Eimunto Nekrošiaus arba mano labai mylimo, mėgiamo jauno režisieriaus, ne jauno, koks jis jau jaunas, Oskaro Koršunovo spektaklį yra žymiai ilgesnė už mano. Ir dar galiu jūs paguosti, kad stebuklingas Sistenesis trunka tik kokias 2 valandas 10 minučių. Tai va. O dar galvojant apie Arvydas Juozaitis, užsima šitą temą, jis parašė pjesę apie karalienę Luizą. Ar jūs žinot, pavyzdžiui, kad Memelis Klaipėda buvo 3 metus Prūsijos sostinė. Kai Napoleonas buvo užėmęs Berlyną, tai visas karališkasis dvaras buvo Memelyje ir karalienė Luiza yra vokiečiams tas, kas mums Barbora Radvilaitė. Bet kadangi mes tokie lietuvė centristiški ir tų tautų kultūrų, kurios čia buvo ženklų, nelabai skaitom šitose žemėse, tai mes tos karalienės Luizos visai nežinom. Apie ją labai įdomi pjesė, apie susitikimą su Napoleonu Tilžėje, kaip jinai meldė taikos ir neužimti visos. O Gediminas Jankus parašė tokią irgi hipotetinį susitikimą Antano Smetonos, kuris bėga iš Lietuvos, su Augustinu Valdemaru, kuris bėga į Lietuvą rusams atėjus. Tai vat, gal aš tai Kauno teatre pastatysiu, jeigu bus galimybės, mane ta tema domina, bet iš tos pusės aš galiu pasakyti štai kokį dalyką, kas mane labai skaudina ir žaidžia. Spektaklis apie Herbačiauską. Medžiaga rinkta Lesio. Tai aš perskaičiau tonas laikraščių tų metų, išverčiau visus archyvus, visus muziejus, kol viską tą sudėščiau. Ir, sakykime, nei vienas ponas, filologas, lituanistas, ar profesorius, ar asistentas, ar studentas iš Vilniaus, kuris net nesiteikė atvažiuoto spektaklio pažiūrėti. Reiškia. Tada rankos nusvyra. O tada galvoju, kad matyt reikia tik tai europinių komedijušų, kad sėkmę pas šitoj šaly gautum premijas. Nebuvo. Aš puikiai žinau. Kauniečiai tai taip, aš turiu, bet tai Vilniečiai taip žiūri Kauną, kad jiems nuvažiuoti Kauną yra dieve, kaip į kokį maždaug Homso miestą apimtą pilietinio karo. Tai aišku. Mažiau turėjom priemonių, bet buvom žymiai mobilesni, o dabar kažkaip taip atrodo. Nors aš, pavyzdžiui, nulėkiau vakar į Vilnių į savo poeto Vlado Braziūno, jis irgi gimęs tą pačią dieną prieš metais, paminėjimą Vilniaus rotušiai. Tai mums kauniečiams čia nieko nereiškia, o vilniečiams yra sudėtinga. Nu, bet čia tokie jau kokie. Dar paskutinis dalykas apie teatrą. Kas yra teatras, kur reikia vaikščiot? Teatras yra ne šou biznis, ne pramogų verslas. Tai yra labai galinga gydomoji psichoterapinė priemonė. Nes žmonės emanuoja kartu energiją susirinkę, ar ne? Ir kartu tai yra atsiradęs teatras iš ritualo kartu su religija. Todėl jis yra visą laiką toks giluminis žmogaus visuomenės ir jų tarpusavio ryšio tyrimas. Jis yra kaip seismografas. Aš, pavyzdžiui, nepamirštu tokio labai keisto momento. Yra tokia rašytoja Ragana Vidmantė Sukaitytė. Galima žiūrėti ją kaip nori, bet jinai turi pranašavimo dovaną ateities numatymu. Ir vat jinai 88 metais parašė tokią pjesę Žilvinas. Reiškia, Eglės mitą pasuko taip, kad kai aš tą spektaklį pastačiau Sąjūdžio pačiam sužydėjime, kai buvo Baltijos kelias, kai mes buvom broliai ir seserys, mūsų užsipuolė. Kaip mes taip galim sakyti, kad kaimynas atsitvers nuo kaimyno, kad Lietuva suskils, kad brolis netkals brolio ir panašiai ir panašiai. Toj pjesė ir tam spektaklį buvo perspėjimas apie ateitį, kas Lietuvoje atsitiko dar po 14 metų. Tai vat, sakykime, menas, teatras, jisai kaip Kasandra dažnai gali pasakyti tokius dalykus, o iš kitos pusės žmogus, kuris turi teatrą,
teatrą, jis turi ištikimą bičiulį draugą, jis niekada nebus vienišas. Jis visada gali ateiti, net ir kažkokią sunkią akimirką, atsisėsti inkognito tarp į save panašių, jau būti ne vienas, galvot, kad jeigu tie žmonės šį vakarą susirinko, reikia mes kažkuo panašus, mes kažką turim bendro, o iš tos pusės pagalvokite, kokia tai yra auka. Aktoriai išeina į sceną, kad prieš jūs va dabar išgyventų savo likimus, kad degintų nervinės ląsteles, ar ne? Ir tai yra kaip atnašavimas jums čia ir dabar. Nes joks internetas, joks filmas, tai yra tik technologija, tai ne jums skirta, tik apsimeta, kad jums. O čia aktorius, va dabar, šitos akimirkos niekas nepakartos, aš jums lieju savo energiją, savo tai, ką galvoju, bet dalinuosi su jumis, tai yra tik pats tikriausias teatras. Ir nuo to kažkaip pasikrauni, nuo tos organinė ta energija, pasikeiti kažkuo, tai ar ne? Ir todėl va, teatras yra ta vieta, kur mes galim nueiti į kažkokio streso, kaip pas draugą einam, ar ne? Ateini pas draugą, tau yra blogai, bet net nebūtina užsiminti, tu gali pasėdėti, išgerti arbatos, paklausyti muzikos, pakalbėti apie kažkokius bendras dienas, apie vasarą, apie žiemą. Ir tu išeini, tau kažkaip atrodo viskas geriau pasidarė. Tai aš siūlau taip santykiauti ir su teatru, va, tokiu aspektu. Ne tik tai pramogos ar ne tik edukacinių pažintinių, bet vat, ir teatrą reikia nesuprasti, teatro nereikia suprasti. Teatrą reikia pajusti ir suvokti. Visai kitaip, daugiau per emociją priimti, daugiau paimti per savo 5, 6 pojūtį, o ne tik tai išanalizuoti. Na, aišku, kai reikia rašyti recenziją, ar tai aišku reikia. Bet taip kaip susitinki mylimą merginą ir nepradedi, akys tokios, plaukai tokie, ausis, o dantis vienas nuskilęs, bet ištisai kažkaip priimi ir viskas, nesvarstydamas. Taip ir su tuo teatru. Nu, labai jau daug prišnekėjau, tikiuosi nebūsiu patrauktas baudžiamojo atsakomybėn, teisininkų čia gal nėra. Ir ką, tada turbūt susitiksim teatre, o gal kada nors dar ir čia. Ir iš vis toks prašymas, kadangi Kaunas miestas toks nėra didelis, aš jau čia rašiau Nemune, kad aš vaikštau į Spurgį, ne dėl to, kad Spurgas mėgstu, bet dėl to, kad Spurgų mama man pasakė, o ponas, aš atsimenu, kai jūs buvot mažas berniukas ir ateidavo su mama, jos kasa buvo iki pusės spurgų valgyti. Ką noriu pasakyti, kad kai sustiksim gatvėje, teatre, auditorijoje, labai prašau visus sakyti man labas. Ir sveikinkimės, nes, taip sakant, ir per tą pasisveikinimą kurkim tą savo tinklą šitam savo nedidelė miestelį. Aš daug kas įdėmėjau, kai kam aš irgi pasakysiu pirmas labas. Taip, kad stenkitės jūs mane aplenkti, jūs būt pirmi vis dėlto. Tai ką, tada iki naujų susitikimų. Dar paskutinis dalykas, žiūrėkit, pati brangiausia dovana, aš gavau begalės dovanų visokių, bet va čia yra fantastiška dovana. Profesorė Kupčinskienė, mero dėdienė, mano klasiokė, reiškia, padarė man tokią dovaną. Va čia parašyta. Gytis Padegimas, vaidinimas 001, mokyklos šimtadienis, 1970 metai. Tai va čia aš tas ilgas, va toks. Ir tai buvo toks mūsų grinai disidentinis spektaklis. Va čia ta mokykla Aušros, mums klasės auklėtoja atvedė choro artistą, aš su raudona vėliava iš muzikinio teatro, mes jį išvijom tuoj pat. Buvo maištingi, kviečiu ir jūs tokiais būti, nes jūs turit būti maištautojai. Jis pasakė, tada darykit, ką norit patys. Mes sakėm ir pasidarysim. Ir va šitas, kuris buvo hipis, Antanas Dirda, dabar jau miręs, architektas, režisierius, vienas iš leidėjų Romuvos naujosios, mes per naktį gerdamialų parašėm scenarių. Žmogus juodas ir baltas 70. Ten buvo ir Celanas, ir Rilkė, ir kas tik nori, ir mano paties eilės. Ten buvo hipių meilės sala, iš kurios ateidavo Šopenas, kurį vaidino dabar garsus kompozitorius Mindaugas Urbaitis. Ir vat nuo čia mano karjera prasidėjo. Ir vat po tiek metų aš gavau, čia yra tie tekstai visi. Tada uždrausti Brazdžionio, Aisčio, reiškia, o mes tam spektakliais operavom. Taip, kad kaip Pliurper sako, kad sovietmečių nieko nebuvo, niekas nieko nedarė, tai yra pats juodžiausias melas, reiškia. Koks tai gali būti? Mes mokykloje mokinukai žinojom ir Brazdžionį, ir Aistį, reiškia, ir ne tik, reiškia. Tai va, matot, koks unikalus dalykas. Fantastiškas. Tai va. Gerai, einam į drėgną snieguotą Kauno pavakarę.